Vilke, tu augini daržovės. Papasakok. Mes kartu visi. Kartu visi auginam daržovės. Ar jos yra auksinės, stebuklingos? Tu čia apie ką? Apie kainą auksinę, ne? Apie kokybę gal? Tai man pirmiausia, tai kokybė tai čia jau aukštesnė galima išlaužti, nebent jau labai gilinantis į dirvos subtilumus ir ten jau pripumpuoti dirvą to maksimaliai, ko būtent reikia vienai ar kitai kultūrai. Kitu atveju jau aukštesnės kokybės čia jau nebeišgalvos. Jau pas mus dirvos tikrai nenualintos, jos pastovi prižiūrimos, sėjomaina, sideratai. Reiškia, tai yra kokybiška, nes nėra jokių absoliučiai chemikalų. Ir kadangi augalai užauga normalaus dydžio, tai viskas su jais labai gerai. O kas liečia apie auksinį, tai prisiminiau vieną atvejį, kai viena mūsų krepšelių prenumeratorė kažkaip tai emocingai labai reagavo į tai, kad mes turim taisyklės tam tikras ir už tam tikrus pasistumdymus, judesius mes prašom papildomai sumokėti. Ten, man atrodo, kapeikos. Kai sulygini, kiek tūlas miestietis ištaško per vieną dieną ant triliuškų belenkokių, tai ten yra kapeikos, bet be jų nekaip, nes kitaip ūkis užsidarytų, nes administracija nebeatsipirktų. Na ir pavadino tą mūsų maistą, kad čia jisai jau ir taip auksinis, suprantat. Ir galiu pasakyti, kad kodėl jisai auksinis, jis tiesiog maistas. Prie ko čia auksinis? Jis tiesiog maistas. Žmonės labai lygina nesulyginamus dalykus. Deda pasyvus, į kuriuos investuoja, apie tai kalbėjau ankstesnėme video, ir deda aktyvus, į kuriuos gali investuoti irgi, aktyvai, yra šitas maistas, tai reiškia, kiek jūs investuojat, jūs einat į pliusą, jūs suvalgėt, jūsų kūnas gavo to, ano, trečio, gavo ne tik tai kalorijų, bet gavo tam tikrų elementų, kurie yra maiste. Ir toliau, ko nepadarė blogo dar. Nepadarė blogo, tai nenužudė kalno mikroorganizmų, kurie yra būtini, kad jūs gyvuotumėt, kad jūs klestėtumėt, kurie gyvena jūsų žarnyne, jūsų burnoje, visame kūne šiaip gyvena. Ir jisai nenužudė jų. Pagalvokit apie tai. Jisai kai kuriais atvejais veikia net detoksikuojančiai, žiūrint, kaip panaudosi, tai jau aktyvas. O ant kitos lėkštės turim pasyvą. Tarkim, morkos užaugintos naudojant glifosatus, apseinant be ravėjimo, sėjomaina ten cheminiai javai ir visa kita cheminio, purškiama nuo dirvinių kenkėjų chemikalais, tada purškiama, derlius purškiamas chemikalais, fungicidais sandėliuojant ir tai jau yra pasyvas. Nes jūs suvalgote kažką, kas naikina jūsų geruosius mikroorganizmus, atima iš jūsų protą. Čia net nenoriu gilintis, gal vėliau gilinsiuosi į šitą temą, pasitelkdama daugiau konkrečių faktų, bet taip, kenkia psichikai. Mikroorganizmų sumažėjimas tiesiogiai susijęs su jūsų psichinė sveikata, su dvasinė gerovė. Tai visi tie chemikalai naikina jūsų mikroorganizmus, tada ten iškreiptas mineralų ir vitaminų balansas, kai kurių vitaminų apskritai ant dugno. Reiškia, jūs valgot, bet jūs išgyvenat deficitą. Reiškia, išgyvena deficitą ne tik mikroorganizmų, bet mineralų, vitaminų, elementų, kai kurių metalų būtinų. Ir kaip po viso to galima sakyti, kad šitas maistas, kuris yra tiesiog maistas, tiesiog aktyvas, yra auksinis. Tai jisai auksinis, nes jisai kuria auksinę vertę, bet ta kaina, kurią už jį sumokate, Lietuvoje, man atrodo, ten visiškai neauksinė. Ten kol kas visa tai, ką mes siūlom, tai kainuoja kapeikas. Sulyginkim. Pavyzdžiui, mūsų krepšeliai visi sako, oi, vėl čia pabrango, mes net nespėjom su infliacija iš tikrųjų. Jeigu 22 metais gramas aukso, kiek atsimenu, kainavo 71 eurą investicinio aukso, luitelis mini, tai dabar pusę gramo kainuoja 86 eurus. Jeigu prieš ten maždaug 6 metus mažas krepšelis kainavo 15 eurų, o uždarbis ravėtojo, to, kuris ir leidžia sukurti pagrindinę vertę, apsieiti be chemikalų, ravėtojo lauko darbininko uždarbis buvo 25 eurai į dieną. Tai dabar mažas krepšelis, kiek pas mus čia kainos? Prenumeratoriam 25 vienkartinis. 25, čia kalbam apie prenumeratorių kainą, mažas krepšelis 25. O uždarbis per dieną apie 50 eurų. Tai reiškia, kad mūsų produkcija atsilieka nuo infliacijos.
Tai dar kol kas viskas gerai, dar kol kas ją galima įpirkti, nereiškia, kad tai bus visada. Tai vat, žmonės kažkaip tai stengiasi lyginti nesulyginamus dalykus, o jie tau turgui tiek ir tiek kainuoja, o ten Maksimui va tiek ir tiek, kas čia pas jūs per kainos, kokia nesąmonė. Tai va apie tai aš norėsiu labai daug papasakoti per savo visus šitus filmukus, pateikti skaičius, pateikti esmę, kokias jūs cheminės medžiagas suvalgote ir kurios niekada neužrašomos ten, kur būna užrašyta lietuviški pomidorai, lietuviški agurkai, lietuviški burakėliai, lietuviški kopūstai. Tas žodis lietuviški, toks kaip burtažodis naudojamas. Ir lietuviškas, tai žinokit, jau nebe auksinis. Tai va taip. Norint būti auksiniu, turi būti auksiniu. Na tai tikiuosi atsakiau. Taip, ačiū. Tai gerai, kol kas tiek.